Gerą dieną. Nu, kurgi buvus, kurgi nebuvus, nu tai va, į vėl aš laukus. Taigi, žodžiu, šiandien biškį parodysiu jums tarpinius mūsų. Tai va, ten už nugaros mūsų rapselis į. Tai va, čia jau parodys tarpinis, tai va. Mūsų tarpinuką šitas bastutė aug, siemkis aug, va šitais facelijas, šakninė ridika aug. Kokiai gražiai, o, rapužuoks, o, kokiai šitas batvinė gražus. Siemkis va, irgi gražus dailis, žodžiu. Į veikučių toriam, į tarpužį garstyčia šitas linuks, į greikis jau, все, viskas jau, nušala greikis. Nu, faceliai labai gražiai atrodo, eina savo, ką patinka ant maniai. Koks kvaps, kad galėtų jums kamera perdauti to kvapo, būtų ekta savo. Nu, labai skane. Tai va, šias metas iš tikrųjų turiu didelį bėdą su tarpinės. Nu, aš manau, kad daug kas tur problemų. Kad nevienoda dykstro pužuoka. Vienur geriau, kitur blogiau. Ypač bloga dyks ten, kur daugiau buvo šiaudų, augalin liekanų visokių. Ir į reikalų. Tai va, tai čia šitas matos. Va, kur buvo šiaudas sumesti, ta ten į blogą. Čia šitas geriau pasėjai. Tai va, koks šitas gražuolis bastutis. Va, koks stailus. Pavyzdžiam šaknų sistemą. O, bet irgi plokštumo eina. Keito žemė, vadanas. Bet derlinga. Va, koks gražus augalėlis. Kiek maista bus. Kiek ongliai sukaupsiam daug. Tai va, gražiai šitas. Linelė šitas. Juodvo ir. Ir čia yra tas mišinys ir iš 11 augalų sudaryts iš tikrųjų. Tai va, tai jeigu te paleidėjai, jau turėčiau aš anusiau ir paguldyti. Bet nedarysiu aš tep, nes maža datė žyd, iš tikrųjų šitas veina faceliai pradėjo žydėti. Nu ir tegu, biški pažyd. Paimsiam, kaip sak, palauksiam pavasarį, tada jau sutvarkysiam, manau. Ir viskas. Niek čia blog neatsiteks, jeigu viens augalėlis pradėjo čia daugiau žydėti. Nu, šiaip iš tikrųjų vais ir iš tikrųjų, jeigu tap paimti masę, nu nebloga atrodo. Čia dar kraštesu čia tep, aišku, čia galų laukis dar šitas pasiminis ir tai ridika įdomi įveizė. O, kokie aukštas! O, saka, kad nebūtų liūdna būti vienai namuose. Tai va, šiaip iš tikrųjų masės ir nemaža ridika, bet tik tas va, kiek tai įlendi žemė, nedaug. Tokiai nemaži. Čia sėjos, kas čia 20 koks kilogramų, man atrodo, kiek čia sėjos į hektarą. Va. Visas sėjos kokybės sumaišo va šitie dalykai. Reikia eisti, kaip saka. Tai va, reikia eisti derliaus nuėmimą agregatų ir pužuoką, nes iš tikrųjų nu, nekokybiškas smulkintų šiaudus, nu, ir paskiau bėdų įvairiausių. Tai žodžiu, angliais turėsim nemaža. O šitas veins į pražydą, žiūrėk, šakninis rideks, va. Bet jau toks jau ir masyvus jau, o trupužį nulūža. Da koks žemiai paliek sturulis. Ir užaug neblogi jau. Nors biškiuką gal šias metas į vėliausiai jos. Bet, ką padarysi. Sakau, kiekvieną metą į skirtingeniai. Ir kad pataikyti idealianus pasieti, čia ir loterija. Nes, nu, vėl šias metas pupas nusipjovi.
nei važiuoti, niekur negalėjai pasidaryti tų darbų, sėjas, strega biškelį, tai, nu, buvau tokių niuansų įvairiausių. Tai kaip ir mūsų, kaip ir visur, kaip ir visus ūkius tą pat situacijai. Kas su Paul visi darbą įveina veita. Tai va. Tai žodžiu, kaupam anglį, atmosferinį kūrą. Jeigu norėjom, kaip saka, aktyvinti dirvą, tai aktyvinkiam dirvą su dirvo gyvenantis mikroorganizmas. O ten, kaip saka, įnešinėti kažkokius paliksim, kaip saka, klaustukų. Žodžiu, geriausias aktyvoms susikur šitas va, išbastuti faceliais va iš tokių visokių mišinių, kurie skirtingų kampų ir skirtingų, kaip saka, grupių mikroorganizmus pritrauk. Ne vien tik tais mikroorganizmus pritrauk, bet daug imobilizuos anglies paliks dirvai. Tai va. Tai čia ir pagrindinis rodiklis, ko mes turėjom siekti. Nes anglis, skysta anglis, tie ekskudatai vadinami, ane ir pagrindinė būtent augalui, dirvai, kad ant būtų turtinga, kad imobilizuotų, kaip saka, arba išlaikytų ilgiau drėgmę dirvo. Tai va, šitus dalykus reik daryti. Nu, bet įtep kapir. Bet jau sakau, šitas jau keitas, laiką keitas. Jau daug ūkininkų, iš tikrųjų, daug labai ūkininkų jau sėtus tarpinius, tai gerus tarpinius. Čia pasveina tokį ūkininką, nu, man labai patinktas ūkininkas matavo masį. Tai žodžiu, žalios masės buvo 55 tonas. Kem 5 tonas buvo 55 tonas. O čia tai masės daug buvo pasano. Nu tai va, ir jeigu te paverst pinigas, tai neįsivaizduoju, kiek tai būtų kainavę nam, jeigu ons būtų įvežinėjais kažkokį pirktinį organiką. Nu, kosminė piniga būtų buvę. Tai va, tai geriausia ir sakau, kartais, na, būn taip, kad pataupom ant tų tarpinių. Nu, atrodo, ten mišinys kainuoja ten 70 ar ten 80 eurų, ar ten 90 eurų, būtent hektarų pasisėti. Bet jeigu te pažiūrėjus, kiek mes energijas ten sukaupam, būtent šaknų zono, ant žeminės zono, kiek mes sukaupam energijas, tai ir neįkainojama. Jeigu taip žiūrint per kelis metus į perspektyvą, pasidarius tą vadinamą sijomainą, yra pasidarius sijomainą ir tinkamas sijomainą, kad būtų geras anglies ir azoto santykis, tai viskas aktyvoms pats susitvarka ir tai, kaip saka, dirvožemį derlums tik didė, tik reik tam laiką. Per 1 metus to nepadarysi. Tai va. Biški jums parodysiu rapselius, va. Turėjom mūsų rapselę čia. Nemažas plotsį, bet apie jenus kitą kartą papasakosiu. Kas įdaryta, kaip įdaryta, kokį veislį, visą kitą. Nu, čia. Kitam karto. Tai va, tai žodžiu, jeigu grįžtant prie tos pačios temos, kad visgi tarpinis kultūras ir verta sėti. Tai pratęsiam tą temą kitą kartą. Gerų darbų, aukštų gamybinių ir susitiksim. Iki.